Jūs klausotės Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalgos nuo vasario 3 iki vasario 9 dienos. Naujienas parengė kunigas Georgijus Rojus, skaito kunigas Gintaras Sungaila. Graikija. Vasario 3 dieną jo palaimintybė Aleksandrijos popiežius patriarchas Teodoras II dalyvavo pamaldose Kalamatos vulkanų vienuolyne, kur saugoma stebuklingoji švenčiausiosios mergelės Marijos ikona vulkanietė. Čia jo palaimintybė vadovavo patriarchaliniai dieviškai liturgijai Viešpaties paaukojimo šventės proga. Po to centrinėmis miesto gatvėmis iškilmingoje procesijoje žygiavo tūkstančiai piligrimų nešini stebuklingąją ikoną. Pasibaigus procesijai ir pamaldoms, jo palaimintybei buvo suteiktas Kalamato miesto garbės piliečio titulas. Konstantinopolis. Vasario 3 dieną, šeštadienį, Fanaro patriarchalinėje Švento Jurgio bažnyčioje vyko Pergamono metropolito Jono Ziziulo atminimo pamaldos. Minėtos pirmosios jo mirties metinės. Metropolitas Jonas Ziziulas, žymus visuotinio patriarchato teologas, filosofas ir liturgistas, dažnai minimas tarp svarbiausiųjų 20-ojo amžiaus ortodoksų bažnyčios mąstytojų. Rumunija. Praėjusį sekmadienį, vasario 4 dieną, Rumunijos patriarchatas šventė 90-asias įkūrimo metines. Istorinėme posėdyje 1925 m. vasario 4 dieną Rumunijos bažnyčios šventasis sinodas nusprendė siekti patriarchato statuso. Iniciatyvą siekti patriarchato statuso vienbalsiai palaikė Rumunijos senatas ir deputatų rūmai. 1925 metais vasario 23 dieną įstatymą apie patriarchato įsteigimą paskelbė karalius Ferdinandas. Gegužės mėnesį per Bukarešto ortodoksų teologijos fakulteto profesorių Dragomyrą Demetrescu buvo išsiųstas laiškas Konstantinopolio patriarchatui. Liepą patriarchas Bazilijus III, atsakydamas į Rumunijos ortodoksų valią, išleido patriarchalinį tomosą, kuriuo pakilėjo Rumunijos bažnyčios statusą iki patriarchato. Metropolito Mirono Kristėja intronizacija pirmoji Rumunijos patriarchų įvyko tų pačių metų lapkričio 1 dieną. 2025 metais Rumunijos ortodoksų bažnyčios įkūrimo 100-ųjų metinių proga Rumunijos patriarchatas ruošiasi kanonizuoti 15 kunigų ir vienuolių, tarp jų tėvą profesorių Dimitrų Staniloją, archimandritą Kleopą Iliją, archimandritą Gerasimą Iskų ir daugelį kitų. Serbija. Šventojo Savos šventės proga 5000 mokinių iš Belgrado, lydimi tikybos mokytojų, susirinko į to paties titulo katedrą Serbijos sostinėje. Susitikimą organizavo Belgrado Karlovato arkivyskupijos religinio švietimo komitetas. Šventovės iškilmėms vadovavo Serbijos patriarchas Porfirijus. Vaikai drauge sukalbėjo Viešpaties maldą ir sugiedojo troparą šventajam Savai. Po to klausėsi jo palaimintybės patriarcho pamokymų. Atono kalnas. Ketvirtadienį, vasario 8 dieną, šventajame Atono kalne, Karijas mieste, buvo sušauktas neeilinis dvigubas šventasis sinodas, kuriame be vienuolių bendruomenės atstovų dalyvaus teologijos profesoriai iš Graikijos universitetų. Diskusijų tema bus Graikijos įstatymo projektas dėl tos pačios lyties porų santuokos. Renginyje dalyvaus visų 20 Atono vienuolynų abatai. Tokie dvigubi sinodai rengiami, kai šventoji bendruomenė sprendžia ypač svarbius klausimus susijusius su Atono kalnu arba su visa Graikijos visuomenė. Visų 20 Atono vienuolynų abatų balsas atspindi šventojo kalno vieningą vienuolių brolijos požiūrį. Kipras. Pirmadienį, vasario 5 dieną, į Kiprą buvo atgabenta švenčiausiosios mergelės Marijos juosta iš šventojo Atono kalno Vatopedo vienuolyno. Larnakos senajame oro uoste relikviją garbingai pasitiko Konstantos ir Famagustos metropolitas Bazilijus, dalyvaujant kitiems Kipro bažnyčios hierarchams ir vyriausybės atstovams.
Vėliau unikali relikvija susijusi su žemiškojų mergelės Marijos gyvenimu buvo perkelta į Famagustos provinciją, kurios dalį yra okupavusi Turkija. Po to buvo surengta procesija į sostinės Švento Jurgio bažnyčią. Mergelės Marijos šventasis diržas sostinės Švento Jurgio bažnyčioje liks iki vasario 11 dienos. Ukraina. Vasario 6 dieną Šventos Sofijos katedroje Kijeve įvyko apskritojo stalo diskusija Bažnyčia, visuomenė, valstybė. Dialogas vardan vienybės ir pergalės, kurioje dalyvavo autokefalinės Ukrainos ortodoksų bažnyčios ir Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bažnyčios dvasininkai ir pasauliečiai. Renginys vyko Ortodoksų vienybės forumo platformoje. Susitikimą organizavo Ukrainos ortodoksų dvasininkų ir tikinčiųjų iniciatyvinė grupė, Ukrainos valstybinė etnopolitikos ir sąžinės laisvės tarnyba, taip pat nevyriausybinės organizacijos Šventojo Kirilo Lukario centras ir humanitarinio dialogo centras. Į dalyvius kreipėsi valstybinės etnopolitikos ir sąžinės laisvės tarnybos vadovas Viktoras Jelenskis ir visuotinio patriarchato egzarchas Ukrainoje vyskupas Mykolas Omanskis. Viktoras Jelenskis pabrėžė, kad valstybė suinteresuota dialogų tarp religijų ir religijų viduje, nes jis stiprina visuomenės pamatus ir prisideda prie jos konsolidacijos. Tačiau valstybė negali pakeisti dialogo dalyvių, tapti pagrindinę jo iniciatorę. Geriau būtų, jei priešpriešas naikintų patys tikėjimo žmonės. Ponas Jelenskis paragino pradėti dialogą be išankstinių sąlygų, be pralaimėtojų ar nugalėtojų ir remiantis krikščioniškomis vertybėmis. Susitikime taip pat dalyvavo visuomeninės organizacijos Šventos Sofijos brolija steigiamasis susirinkimas. Šventos Sofijos brolija save pristato kaip ortodoksų ukrainiečių, autokefalinės bažnyčios ir Maskvos patriarchato bažnyčios tikinčiųjų asociacija. Pagrindinis brolijos tikslas – skatinti dialogą tarp ortodoksų, siekiant Ukrainos ortodoksijos vienybės, suvieninti pastangas ir remti ortodoksų iniciatyvas skirtas jos plėtrai. Susirinkimo dalyviai išrinko brolijos pirmininką arkivyskupą Aleksandrą Kolbą ir valdybos narius. Arkivyskupas Aleksandras Kolba pabrėžė, kad apskritasis stalas ir brolijos kūrimas – tai galimybė mokytis išgirsti vieniems kitus. Jis kvietė vienytis ir tarnauti žmonėms. Estija. Vasario 6 dieną antradienį Maskvos patriarchato Estijos mitropolitas Eugenijus Rešetnikovas grįžo į Rusiją, nes baigėsi jo leidimo gyventi Estijoje galiojimo laikas. Šių metų sausio 18 dieną Policijos ir sienos apsaugos departamentas nepratęsė mitropolito Eugenijaus leidimo gyventi Estijoje, nusprendus, kad jis kelia grėsmę Estijos valstybės saugumui. Pasak teisėsaugos institucijų, mitropolitas aiškiai nepasmerkė Rusijos federacijos agresijos prieš Ukrainą. Svarstant prašymą pratęsti leidimą gyventi Estijoje, buvo atsižvelgta į mitropolitą Eugenijaus kaip Maskvos patriarchato atstovo Estijoje veiklą, jo viešus pasisakymus ir poveikį vidaus saugumui. Lietuva. Vasario 7 dieną, trečiadienį, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija teisiškai pripažino Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bendruomenę. Taigi, Lietuvoje visiškai baigta kurti Konstantinopolio patriarchato bažnytinė struktūra – visuotinio patriarchato egzarchatas Lietuvoje. Egzarchato pripažinimas taip pat leis šiai bendrijai gauti valstybės finansinę paramą, skirstomą tradicinėms religinėms bendrijoms ir bendruomenėms. Graikija. Sekmadienį vasario 4 dieną visose Graikijos bažnyčiose buvo perskaitytas Graikijos bažnyčios šventojo sinodo pranešimas dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama įvesti civilinę santuoką tos pačios lyties poroms. Bažnyčia negali pritarti homoseksualų santuokoms, sakoma pranešime. Įstatymo projektas dėl tos pačios lyties porų, pasak šventojo sinodo, apima tėvystės ir motinystės panaikinimą ir pavertimą neutralia globa. Bažnyčia negali visam tam pritarti, nes išduotų savo misiją, sakoma pranešime. Matyt, reaguodamas į ministro pirmininko Kirijako Mitsotakio pranešimą, kad valstybė kūrė įstatymus savarankiškai, o ne kartu su bažnyčia kaip anksčiau, Šventasis sinodas teigia, kad bažnyčia nevadovauja vyriausybei ir nėra jos opozicijoje. Jūs klausėtės pasaulio ortodoksų naujienų apžvalgos nuo vasario 3 iki vasario 9 dienos. Naujienas parengė kunigas Georgijus Rojus, skaitė kunigas Gintaras Sungaila.
Prenumeruokite mūsų YouTube kanalą, spauskite patiktukus, rašykite komentarus, taip pat sekite įvykius tinklalapyje ortodoksas.lt. Iki susitikimo, sudie.